Šiandien, kai mes esame įpratę žiūrėti savo mobiliuosius telefonus, kai viską galim perskaityti mobiliuosiuose telefonuose, kai internetas yra pagrindinis mūsų informacijos šaltinis, artumai išlieka popierinė, kai kas tuo didžiuojasi. Ir ne tik Lietuvoje, bet daugybėje pasaulio vietų didžiuojamasi, kad dar išliekama popierinių variantų. Artuma, katalikiškas mėnraštis Dievo ir žmonių artumos beieškantiems žmonėms siūlo būti bendrakeleiviu. O man garbė, kad aš esu jau daugybę metų ne tik bendradarbis artumos, bet ir kapelionas. Ir vėl iš naujo kviečiu skaityti artumą ir pasileisti į didelį kelią draugę su artuma ir su visais artumiečiais, kurie nori dalintis tuo, ką suprato, ką išmoko, kuo persėmė ir ką atrado Dievo ir žmonių artumoje.